Kommen Weinen verstehen, wo ihr denkt. Kommen weg noch unser Reus geweckt ist schon. Sveta beugt und unser Traum wir seinen Dom. Kommen weg noch unser Reus geweckt ist schon. Sveta beugt und unser Traum wir seinen Dom. Išlaisvino Buchenvaldo lagerį. Jisai iš ten ėjo 6 dienas tame mirties žygyje. Afterwards, he was forced. Pagerbkime jo atminimą tylos minutę. Mes stovime čia prieš pat buvusį Judenratą ir tą paskutinį bastioną, kuris išlaikė puolimus, naikinimą, žeminimą ir kaip vaikai čia rodė gaudimo ir tos šūvius. Tos pavienius šūvius, kur surausdavo žmogų, kuris bandydavo išvengti mirties. Tokie pat šūviai skambėjo, mano mama man pasakojo, kai kolonos kalinių ėjo iš koncentracijos stovyklų varomos Berlyno link. Tie, kurie negalėjo paeiti, va tokie šūviai ir buvo. Aš labai dėkingas tiems, kurie bando grąžinti 40% Vilniečių, 30% Kauniečių atminties, miestelių atminties. Miestelių, virš 200 miestelių Lietuvoje, taip. Jų atmintį. Su premjera Ingrida Šimonytė, kuri pereitais metais lankė per miestelių minėjimus daugybės sušaudymo vietų, kur užrašyta, čia guli Pabradės, Marijampolės, Ukmergės, Lietuvos žydai nužudyti nacių ir vietinių kolaborantų. Kaip šią atmintį sugrąžinti į kasdienę apyvartą, kada už sienų vėl pradėjo griaudėti patrankos? Aš norėčiau dalį savo kalbos paskirti ir šiems įvykiams, kurie vyksta čia pat. Jų atmintis, šitų žmonių atmintis, susiję su šiluma ir meilė vienas kitam ir su neapykanta nukreipta į juos. Dabar mes turime panašų dalyką, kuris vyksta prieš Ukrainą. Nation against hatred. My mother, before she just left, she told me, our love survived, and their hatred not. But in today's world we have again the waves of hatred. What to do with that? What to do with the wave of hatred to the other nations? What to do with hatred against Ukrainians? Actually,